Eksperimento metu buvo lyginamos dvi statybinės plokštės – OSB3 ir VMG Lignum SMDP P5. Norėdami išsiaiškinti, kuri plokštė geriau atitinka atsparumo apkrovoms testus, atlikome dinaminius bandymus. Bandymą atlikome sumontuodami 22 mm storio plokštės ant karkasų, kurių atstumas tarp statramsčių yra 600 mm. Bandymas buvo atliktas keliant fiksuoto svorio kriaušės metimo aukštį ir taip didinant smūgio apkrovą nuo 150 iki 900 kg. OSB3 lūžo pirmoji, neatlaikiusi 900 kg. Tuo tarpu VMG Lignum net ir po 900 kg liko nepakitusi ir nepažeista, kai OSB3 po eksperimento buvo pažeista neatstatomai. Šio bandymo rezultatas parodė, kad VMG Lignum MDP P5 yra tikrai stipresnė nei OSB3. Tai kurią plokštę naudosite savo namų statybai?